Nu kiek įmanoma, būk gera, ką? Kas 5 minutės, čia burekai, limonadas, alus, pampersai. Eik velniop iš čionai. Neburnok, gerbiamoji, neburnok. Kiekvieną paaiškins man, nori pasisai, kad nieks netrukdytų. Važiuok, Maljorkan, Ispanijan, visur yra tau priruošta viską. A čia prašau klausyti, taip vasaras nebuvo, nors tiek pinigėlę duokit užsidirbti. Pinigėlę užsidirb. Genė, Jėzau mano, ei! Soja! Tokiaisgi čia vėjais! Nereikia už ką, šiaurės vėjas! Užsidenkat nepausto. Supranti? Atsimeni šitas, kur susirašinėjau iš Jurbarką, na naujų metų. Su šituo? Su šituo pakvietė Palangon. Ir Janį man pakvietė, atvažiavau, apsigyvenam, 2 dienas gyvenam kaip undinės. Geriausi viešbučiai, geriausi restoranai. Paskiau klausyk. Tada trečiadienį pasikvietė mum geriausianti kažkokios laukinės vakaruos. Prisakė gerimų, pasakiškų valgymų, trumpam atsiprašė. Saka 5 minutėm iki tualetą nubėgo. Tai gal žmogui reikalas buvo. Sėdėjam, 2 paras nebegrįžo. Šeimininkas įdarbina, tai va dabar už tai. Cepelinai, karštą duontą burėkų. Nereik, nelaimė prisišauksiu. Oi, laikyk. Oi, Sėsk, nu. Klausyk, aš gal kai ko apie Janį girdėjai. Apie Janį? Na. Tai nieko nežinai. Ne. Pasižiūrėk, va. Prašom visus nusifotografuoti prie jūros ant bangos keteros su beždžionėlėm. Prašom, visus kviečiame, tik 15 litų, pigiau grybų kviečiame ant bangos keteros su beždžionėlėm. Sveika gyva! Ir tu čia uždirbinėjai. Tu tą patys taikės, prašom. Janė, Zojagi nepažįstu. Tik aš kartuoju, matau, kad Zoja. Taigi nori viską sužinoti, kaip įkliuvam, ką įdirbam. Kaip įkliuvam, klausykit. Aš pasakysiu, mes įkliuvam kartu. Palauk, aš papasakosiu. Kartu buvom tam restorane prakeiktam. Kartu dirbam, aš irgi vaikščiau, čia burekai, kartu duonu. O paskui sugalvojam abydvi, čia fotografuoti. Su beždžioniu. Gražus fotografas. A tai katra beždžionį vaidina. Nesididžiam. Jei sėdinėk su žmogaus nelaimės, nesijuokas. O irgi bus. Pasakok toliau. Einam šitas... Ateikit arčiau. Prieinam prie tos beždžionės. Šitą ar ligota buvo, kas čia buvo, pamatė tik tai gėlį. Janį pamatė, tu pamatė. Nesvarbu, kad tu pamatė. Visi beždžionytė tik tai įsiplėtė, taip didelį pasarė. Praga. Ne, toks garsas tik tai kiau sukvėpė ir kabarščių ant šoną. Nudvėsi. Tam tas fotografas sako, tu ilgą galėjai, sako, nereikalinga. Įsivyja man. O man matyti gražesnė. Tai sako, dabar aktų darysime. Galvoju, policija kvies, rašys kvitus, visko. Ne, sako, einam, nusifotografuosim, nusivilk, darysim aktus. O dabar perkūną šantažuoja, tai va visų vasarą turiu bent beždžionį vaidinti. Prašom, gerbėmieji. Žinai, pasakysiu, buvo aktas, dabar faktas. Nesitiesiog sakau tau. Oškas, ir senas bobas ir nemoka gyventi, gyvenimu nugyveni. Aš per vakarų 15 litų uždirbu. Kur? Kur? Lakštingalai dainuoju. Melak. Taigi Kučinskas lakštingalai dainuoja. Kai Kučinskas baigia dainuot, ateina šeimininkas, man jis gražiai paprašo, a tada aš einu klientų išvaryti. Kokį dainuoja? Žinot šitų dabar naujų tokių. Tonis, nepatonis. Geras gabalas. Babulka, ar galime nuotrauką su beždžionėle? Tam te prašom, stokit, gerbiamasis, apsikabinkite. Šitas beždžionėlės yra.